Sveiki, sveikinuosi aš Ilona Juciūtė iš Maisto klubo kulinarinės studijos, kuri yra įsikūrusi centrinėme Kauno turguje. Artėjant didžiausiai pavasario šventei Velykom, noriu pasiūlyti jums pasigaminti tortą, kurio nereikia kepti, tad jo gamyba bus labai greita. Plikytus pyragaičius įdarysim rududu kondensuotų virtų kremu ir sluoksniuosim juos su maskarpone kremu. Taigi šiam tortui paruošti mums reikės plikytų pyragėlių, grietinėlės, rududu kremo, želatinos, maskarponės sūrio, cukraus, citrinos ir papuošimui uogų bei mėtos. Taigi pirmiausia pradėsiu nuo želatinos. Ją reikėtų užpilti karštų vandeniu ir leisti jai pabrinkti. Taip, šiek tiek vandenuko permaišau ir palieku, tegul jį brinksta. Mano produktų kiekiai yra pritaikyti 22 cm torto formeliai. Jos dugną aš išklojau kepimo popieriumi ir bortelėm padariau taip pat iš kepimo popieriaus tokias juosteles, kad paskui išimant jo krašteliai nepriliptų prie tortinės ir būtų gražus. Taip. Ir kol želatina brinksta, pradėsim nuo grietinėlės. Pirmiausia, įsiplaksim grietinėlę. Dabar plaku be cukraus, kai grietinėlė pradės standėti, supilsiu cukrų ir baigsiu plakti iki galo, kad cukrus ištirptų. Kaip ir minėjau, šiek tiek paplakus, jau kaip grietinėlės padaugėjo, supilu cukrų ir plaksiu dabar, kol jį taps visiškai standi. Grietinėlė išplakta, įmaišau maskarponės sūrį, bet jūs, jeigu norite liesesnio torto, galite naudoti graikišką jogurtą, puikiai tiks. Taip, dabar įtarkuoju citrinos žievelę. Citriną reikėtų pradžioj nuplikyti verdančiu vandeniu, kad nusiimtų vaško sluoksnis. Taip, žievelė įtarkuota ir įspausiu pusės citrinos sultis. Taip. Ir viską dar šiek tiek lengvai perplaksim. Daug ir ilgai neplakite, nes maskarponė plakama su grietinėlė suskystėja. To mums visiškai nereikia. Tai tiesiog lengvai permaišyti reikia. Želatiną išbrinko, užvirinau vandenį puode, statau dubenį, padarau garų vonelę ir iki galo ištirpdau želatiną. Želatina ištirpo ir ją pastatau, kad jį atvėstų. Tada įmaišysime į kremą. Na, o dabar imuosi darbo su sausainiais. Žinoma, galima sausainių įsikepti ir patiem, bet tai vėl mes gerokai užtruktume. Todėl aš renkuosi pirktinius sausainius. Tai pagreitina darbą, o ir tuos, kuriuos renkuosi, tai yra itin skanus. Kiekvieną sausainį įpjauname pusiau, bet pjauname ne iki galo. Reikia mums padaryti štai tokią kišenėlę. Tiesiog, kad galėtume įdėti įdaro. Taip susipjaušęs pyragėlius, kiekvieną iš jų įdarome rududu kremu. Po pusę šaukštelio galite dėti ir daugiau, bet bus labai saldus tortas. Tai aš taip galvoju, kad po pusę šaukštelio pilnai užtenka. Uždarom kepurėlę ir dedame ant dugno. Taip, įsikloję formos dugną, dėsime sluoksnį kremo. Pirmiausia, į kremą supilame atvėsintą želatiną. Taip, gerai išmaišom, kad pasiskirstytų. Ir pilame maždaug pusę masės. Pusę masės sluoksnį. Išlyginame. Gražiai visus kraštelius, kad neliktų oro tarpų. Ir išlyginus dedame antrą sluoksnį sausainių, lygiai taip pat juos įdarydami.
Taip, antras sluoksnis išdėliotas lygiai taip pat kaip pirmas ir supilame likusi kremą. Taip, kruopščiai. Štai. Taip paruošta visą torčiuką. Liko tik tai papuošti šviežiomis uogomis. Puošti galite pagal sezoniškumą, taip kokių uogų tuo metu turite. Taip, liko vos kelios valandos laukti, kol sustings mūsų tortas ir tuomet galėsime dėti jį ant stalo. Taigi dedu į šaldytuvą, šiek tiek kantrybės ir skanausim. Štai koks spalvingas vasariškas torčiukas jau paruoštas. Dar aš pridėsiu šiek tiek žalumos. Labai nesudėtingai, nedaug darbo, švari virtuvė, jokių miltų, jokių kepimų. Ir jau esu pasiruošus lėkštutę, nes labai noriu paragauti ir parodyti jums vidinį torto sluoksnį. Labai lengvai pjaunasi. Štai toksai gražuolis viduje ir labai noriu paragauti jo skonio, ar nebuvo per saldus, ar ne per daug pridėjau kremo. Taip skanu, kad gabalėlis priverčia tiesiog užsimerkti. Aš matau, kaip Maisto klubo kūrybinė komanda nekantrauja paragauti, noriu juos visus pavaišinti, o jūs būtinai pasigaminkite ir pavaišinkite savo artimuosius. Tikrai pažadu, kad jie visi liks nustebę. Taigi gražių švenčių ir iki kitų susitikimų. Iki!